Artimas dvasingumas, sunkiai suderinamas su pinigais, labai tik tai įsitikinimo reikalas. Aš galvoju, kad geriausia Dievo dovana, kokia gali būti šitam gyvenime, yra turtas. Aišku, jis šiaip sau nesusikuria, jeigu jis tiesiog paliktas, duotas, tai čia vėl kiti dalykai, bet jeigu žmogus yra dvasingas, jis yra kūrybingas, reiškia, jis gali kurti vertę ir kaip pasiekmė pinigai ateina, norim mes to ar nenorim, bet kuriuo atveju. Dabar kodėl aš sakau, kad tai pinigai didžiausia ir geriausia Dievo dovana? Jeigu vis tiek gyvenam materialiam pasaulyje ir jeigu gyvenam nuolatos stygiui, mes niekaip negalim išreikšti savo kūrybiškumo ir jeigu mes tikrai esam pats Dievas, Dievo ta dalis, kuri išreiškia pati save. Jeigu mes trūkume gyvenam, nėra šansų. Gal turim kiekvienas, ne gal, o turim kiekvienas tokių talentų, kurių negalim atskleisti, nes visada išgyvenime ir visada trūkume. Tai va, pinigai duoda laisvę tyrinėti. O mes susigalvojom šiandien su draugais, vakar susigalvojom, šiandien susiderinom, kad o gal būtų įdomu paplaukiot su jachta. Kaip būtų įdomu su jachta, su būrėm ir panašiai.